tikrai įspūdis yra fantastiškas, labai tikroviškas, labai realu, labai jauti, kad tame esi, tiesiog fiziškai labai jauti. Ir akys tikrai diktuoja tuos visus pojūčius labai, labai stipriai, bet tiesiog pats būdas pasirinkti Čiurlionį ir per jį tokį gražų dalyką sukurti, tai čia yra tiesiog nuostabiai idėja. Ne tik, kad labai įspūdinga, pat savaime vaizdai ir tas, tokia istorija, net, kuri ten yra pasakojama, bet įspūdinga yra tai, kad visa tai įpinta į Čiurlionio kūrybą arba supinta su Čiurlionio kūryba ir per ją yra papasakota. Tokių menininkų Lietuva neturi tiek daug, kurie būtų tiesiog savyje talpintų šitiek daug, kad jau čia tiesiog tu gali sakyti, kad tai yra ne šiaip garsus vardas, ne šiaip geras menininkas, bet tai yra tokia reiškinys. Ir jisai reiškinys, yra toksai, kad jis iš to laiko ateina čia pas mus ir šalia mūsų yra. Ir dėl to manau, kad ateinantis metai bus labai gera proga priminti tiem žmonėm, kurie tiesiog kartais taip paprastai žiūri, kad gerai nueisiu pasižiūrėsiu ten muziejuje paveikslų arba nueisiu pasiklausyti muzikos, bet to gylio neturi kada galvoti. Man atrodo, kad šitas gylis, tai šitam, pavyzdžiui, Agilų takuose labai gerai matos. Toks ir turi apie ką mąstyti, negali tiesiog praeiti, turi kažkaip suvokti ir tas suvokimas tokiom priemonėm, man atrodo, dabartiniam žmogui, kuris visur labai skuba, niekur nenori sustoti, tai čia yra labai įtaigus netgi būdas kažkaip sudominti ir pasakyti, kad gal aš savo pasiliksiu truputį laiko ir tada pasižiūrėsiu, kaip ten iš tikrųjų buvo. Nežinau kaip jums, bet aš tai atgal noriu.